Sveiki, realistai. Šiandien mes pokalbėje su realistu turime jauną, perspektyvų, greitą lenktynininką su BMW važiuojančiu. Tai yra žmogus, kuris kaunasi dėl pergalės čempionate pačioj aštriausiai klasiai BMW Cup. Tai yra Klaudas Bučinskas. Labas, Klaudai. Labas, Ramūnai. Labas, žiūrovai. Prieš pradedant pokalbį primenu visiems, užsiprenumeruokite šitą kanalą, paspauskite patinka, jeigu jums patinka šitie video ir komentuokite komentaruose, ką norėtumėt sužinoti, ką norėtumėt pakalbinti. Mes po truputį visus komentarus dedamės, visi jūsų pasiūlymai yra mūsų sąrašėlyje ir po truputį mes juos ištransliuosime. Taigi, Klaudas Bučinskas, gan šviežias realistas, sakyčiau. Kaip tu atėjai į automobilių sportą? Nuo ko viskas prasidėjo? Jo, tai prasidėjo visas tas dalykas nuo labai anksti, nuo 10 metų, nuo žiemos trekų, kadangi tėtis važiuodavo prieš tai ralį, tada žiemos trekus ir kažkaip pasiūlė sudalyvauti man juose, kai nebuvau net sėdėjęs už automobilio vairo, tik tais ant kelio, bet važiavęs nemažai Colin McRae 2. Bet buvo 10 metų? Jo. Ir ką, tave tėtis iš karto į treką? Jo, tai buvo. Bet aš nemokėjau junginėti nei pavarų, nieko. Ten liko porą savaičių gal iki varžybų. Sakau, tėti, kaip man tos bėgius išmokti junginėti. Tai dabar tu sės, sakom, garažėje į mašiną, nuspaus sankabą, įsijung bėgį ir tada daryk. Kitą bėgį. Ir taip išvažiavom pirmas varžybas. Turim tai? Jo. Ok. Žiūrėk, 5 nuotrauka. Ar čia vienas iš pirmųjų tavo varžybų? Jo, čia... Nes ten tokia mažytė galvytė. Jo. Čia gal ne pirmosios, o iš galo važiuoja Deividas Gezevičius arba Evaldas. Geras. Čia, turbūt jo, vienas pirmi arba antri metai, jo. Ir kaip tau ten tada, ta prasme, kaip? Kaip sekėsi, tai jo, prisimenu labai gerai. Į startą nuvažiuoti tai buvo misija neįmanoma. Tai tėtė jau startą pastatydavo mašiną, o jau kai startuoti, tai paprasčiau. Ir pirmos varžybos turėjom gal jaunimo klasiai 7 dalyvius. Tai laimėjo tais metais tą etapą Gabrielė Aleksinaitė. Antras buvo Deividas Gezevičius, o aš buvau 3. Pirmą kartą sėdėsi mašiną. Rimtai? Jo. Tai Colin McRae rally yra neblogai, ne? Padeda, jo, yra ten tos realybės turbūt. Ok, gerai, žiemos trekai. Ir ta prasme, kiek tais metais pravažiavai tų trekų? Tai dažniausiai vykdavo turbūt 3-4 etapai, vygiai organizuojami, tai turbūt 3 ir pravažiavau. Ir taip važiuodavau 3 metus. 13 metais turėjau Zarasų tam autodrome stiprią avariją į medį. Tada metai ar 2 pertrauka viskas. Ir daugiau nebevažiavau žiemos trekų. Gal dar kažkokį po vieną etapėlį. Gerai, palauk. Viskas iš eilės. Tai čia pirmas tavo varžybos buvo 10 metais, 2010, tau buvo 10 metų, teisingai? O antrose varžybose jau galėjai iki starto tada važiuoti pats? Ar vis dar tėtis važiuodavo? Tai va su tuo tėtės golfu, ten ta sankaba kažkokia, ten daug reikalų būdavo, tai ten, man atrodo, man iki pat tų 13 metų problemas būdavo su tuo davažiavimu iki starto, bet šiaip ne taip jau, jo, sankabas smirdėdavo visą laiką. O tas tavo smūgis į medį 2013 Zarasuose tam hipodrome? Jo. Jo, ten yra medžių tokių pavojingose vietose. Jo, bet ten buvo tokia kvaila situacija, kadangi atsitrenkiau tą medį ne ten, kur visi virsta griūna į tos medžius, ne ant posūkio, prieš posūkį dar, kadangi ten buvo toks apvažiavimas tramplino to, kai būna vasara, ir ten kažkaip užkabinau tą sniegą ir ten buvo jau makalinė vairo ir nuslydau tada į tą medį. Išsigandai? Jo, kažkiek išsigandau, bet... Ar tėtis labiau išsigando? Manau, kad tėtis labiau išsigando, bet buvo ten ir aš ir mano visko. Bet nesusižeidai? Ne, viskas gerai. O mašina? Mašina tai ten pobaisiai atrodė.
tai atsimenu, turėjau pasitaupęs 200 litų. Tai tėtį paslapčiom į piniginę juos įdėjau, kad pavyktų tą mašiną greičiau sutvarkyti. O kaip mama reagavo? Nu šito dalyko labai šiaip neatsimenu. Mamai ten tos mano varžybos niekad labai nepatikdavo. Jin buvo atvažiavus vieną kartą, tai va tas pirmas lenktynės 10 metais ir daugiau, man atrodo, dar Utenoj pernais metais, kai važiavau nuliukais. Man atrodo, daugiau nebuvo, bet jin stebi, palaiko per telefoną, bet jin sako, aš negaliu ten būti vietoj, man ten per daug visko. Ok, 13 metai, medis ir tada pertrauka iki kada? Kol tapai pilnamečio? Ne, tada dabar metais nepasakysiu, bet pradėjau važiuoti slalomus. Mhm. Manau, po 2 metų pertraukos. Trečią nuotrauką pažiūrėkim, kurie čia metai? Tokia mašina dar. Jo, tai čia tokia mašina, tai čia jau gal turbūt metai, kai važiuoju slalomą, nes pradžiai dar važiavau su to pačiu golfu. Nu, šitas automobilis, tai geras buvo, visi jo norėjo, o buvo nupirktas už 300 eurų. O kodėl jis jo norėjo? Nu, jisai, nežinau, lengvas, ten tas variklis irgi kažkaip sukasi labai gerai. Variklis sukasi ten vos ne iki 8-9 tūkstančių. Jo, ten, buvo gera mašina slalomui. Tai aš jos baigiau su tą mašiną važiuoti, pastačiau kiemę, prastovėjančią gal 6 metus, nepardavinėjau su pūvo, sakau, reikia įdėti parduoti, tai 5 minučių nereikėjo, kad žmogus pervestų pinigus. Gerai, o slalomai, kada sugalvoji, kada nori? Gerai, pradėkim gal taip. Medis, pertrauka. Kada tu supratai, kad vėl nori važiuoti? O aš tai norėjau iš karto važiuoti, bet... Taip, nusišluosti ašaras ir viskas, tėti, varom? Jo, aš tai norėjau važiuoti, man visą laiką patiko, tik tai tada tas golfas sudužo, tėtė ten netriško, gal noriu greitai jo atstatyti, gal nebuvo ten taip lengva, nes buvo ten daug tų visokių sunkių pažeidimų. Ir norėjau visą laiką aš važiuoti, ne tik žiemą, kad būtų mano sezonas, tai gal todėl tie slalomai atsirado, kad ir Panevėžy kažkaip jie išpopuliarėjo, tėčio draugai pradėjo važiuoti, tai kažkaip ir mes pasakom, reikia pabandyti tos slalomus. Iš pradžių buvo labai sunku ten tą trasą įsiminti, iš pradžių vien nevykdymai. O kodėl? Tiesiog negalėdavai įsiminti, kaip ten tarp tų kūgelių važiuoti? Jo, pažiūrėti lapelį, praeitą trasą ir po to pravažiuoti, būdavo kažkaip ypač sudėtinga. Nežinau, kodėl taip gal trukdavo susikaupimo patirties ar tiesiog būdavo tas stresas, emocijos, kažkodėl nepavykdavo iš pradžių. Bet tas net mušė noro važiuoti slalomus? Tai kaip tik buvo gal tas motivacija, kad kiti gali, vos ne tai, kad pažiūrėjai tą lapelį pravažiuoti, tai motivacija tiesiog tobulėti ir bandyti pačiam tai padaryti. Ok, slalomas, o tada, kada tai peraugo į kažkokį, kada slalome atsirado rezultatas? Atsirado rezultatas, kaip aš šitą mašiną nusipirkom ir pasirašėm varžybom. Tai tada pravažiavau 1 metus čia Panevėžio rajone, Gustonių slalomuose. Tokiam buvusiam oro uoste ten kažkokiam, ne? Jo. Labai bjauri danga. Labai bjauri danga, bet suvažiuodavo greita chebra ir būdavo labai gera konkurencija. Tai būdavo labai geros treniruotės. Bet ten labai gerai trasą daryti tarp duobių. Ten praktiškai aiškios trajektorijos. Taip. Dažnai būdavo ir panaši ta trasa. Niekad tokios pat nebūdavo, bet būdavo panaši. Tai ir kitais metais tada jau sugalvojom, kad bandom važiuoti į Lietuvos čempionatą. Vykdavo toks. Ir dabar irgi vyksta Lietuvos slalomo čempionatas. Tai ir išvažiavom su šitą mašiną, 18 berods metais. Ir kaip? Ir tapau čempionu jaunimo klasėje ir priekių varomais ratais. Jo, nes ten kažkaip tai čempionate gali važiuoti keliose klasėse iš karto. Jo, gali 2 klasėse. Tai pirmais metais važiavau jaunimo ir FVD, kitais metais jau važiavau FVD ir Open klasėje. Nes 3 klasėse gali tik 2. Bet tu kiek klasių, tiek kartų važiuoji, teisingai? Taip. Reiškia, daugiau gali padrošti. Taip. Ir geriau trasą įsiminti.
Pirma nuotrauka. O kas čia, kada čia tas buvo? Tai čia sekantis automobilis po to juodojo. Irgi toks gan egzotiškas. Čia MG, ne? Čia yra Mitsubishi Colt. Ai, čia Colt. Bet, važiuoklė viskas ten, visi tie dalykai Mitsubishi Colto, bet pats automobilis yra Proton Satrija su Lotus apdaila. Tai čia yra... Jo, nu čia MG, tai yra senasis realiai Civicas, jeigu jau ištaką žiūrėjau. Turbūt, taip. Tai čia yra bieso daryta šitą mašiną, kažkaip parvežta iš kažkur ten perkeltas vairas, jei, žodžiu, biesas buvo prisilietęs prie jos. Yeah. Kur biesas nesilietė? Dabar mes net slalome, važiuok. Kosmosas. Protonas, labai reta mašina. Nu labai, daugiau tokių nelabai aš kažkaip mačiau. O kaip tu sekėsi? Tai kitais metais laimėjau Open klasę ir FVD klasę Lietuvos slalomo čempionate ir tada, nusakau, viskas. Man šiaip tie slalomai nebuvo tas dalykas, kad aš labai norėčiau tos slalomus važiuoti, bet važiavau, kad kažkur važiuoti, nes tėtė sako, ralį nevažiuok, ten labai daug laiko, labai daug pinigų, tu važiuok kažkur biškai paprasčiau, bet... Ok, laimėjai du čempionatus slalomų iš eilės iš esmės, ne? Ką tada? Nu ir viskas, sakau, nebevažiuoju slalomą, baigėsi. Ir tada aš išvažiavau į Vilnių mokytis ir kažkaip gavosi taip, kad slalomą nevažiuoju, gal to laiko per daugiausiai susikonstruoti naują automobilį, ten buvo gal mintis žiedą važiuoti, nebuvo ir laiko, ir galimybių. Ir tiesiog, sakau, padarysiu metus pertrauką. Tada tėčio draugas ten po pusmečio skambina man, Remigijus Dievainis sako, Klaudai, gal varom Palangą, 1000 kilometrų. Jo. Tai čia 8 nuotrauka pagal mane. Jo, tai va čia buvo, tie pirmi metai, jo, kai važiavam su Remigijum, Kristijonu ir aš. Tai tu iš slalomo iš karto į žiedinę mašiną? Jo. O iki Palangos kažką važiavai, nes ten vis tiek reikia... Buvau pravažiavęs Ring Challenge vieną etapą, tai su tuo Protonu. Ir, greitus slalomus Kačerginėje, ten tokie sprinto manijas dar vykdavo. Ir viskas. Tai tarp to mano automobilio ir šito buvo didžiulis man skirtumas. Nors kaip ir atrodo, čia nieko gal įspūdingo, bet tuo metu man buvo čia raketa. Ir kaip 1000? Kaip tarp šitos trijulės, kur tu ten buvai? Tai buvau turbūt per vidurį. Ir 1000 tie metai buvo gal vieni įdomiausių, kiek aš važiavau tam toj Palangoj, kadangi čia mes važiavom su dizeliu ir dar dizelių klasė gyvavo. Ir jinai dar buvo pakankamai konkurencinga. Jo, turėjom 5 dalyvius ir buvo visai įdomi konkurencija, bet kažkaip mums pavyko ten iš pradžių atsiplėšti gal per kokius 8 ratus ir dėl kitų konkurentų klaidų pridarytų. Ir mes visą laiką tada palaikėm tą patį ritmą tiesiog iki pat galo, bet buvo vis tiek įdomu, kad negali atsileisti ir turi lėkti, kad palaikyt tą tempą. Ir nuo to 1000 tu kiekvienais metais važiuoji Palangą? Ne, buvo taip, kad į šitą 1000 pravažiavau, kitus metus praleidau. Tada 21 metais vėl važiavau. Žodžiu, taip gavosi, kas 2 metus. Ir jo, taip gavosi, kad kas 2 metus važiavau, tik dabar 2 metus iš eilės paskutinius važiavau. Vat 11 nuotrauką pažiūrim. Ar tai yra greičiausias daiktas, kokį esi vairavęs? Jo, tikrai taip. Čia yra M4 siluetas, teisingai? Jo. Ir kaip? Čia tai grinai sportinis automobilis, ypač lengvas. Ir jis gal nėra toks greitas tiesiosiuose kaip kiti tie galingesni Porsche ir ten Lamborghini automobiliai, bet mes, manau, turim geresnį greitį negu jie, bent jau aš taip įsivaizduoju, į stabdymuose ir posūkiuose. Ir nėra tekę man vairuoti ten tų Porsche ir Lamborghini automobilių, bet įsivaizduoju, kad šitas BMW, manau, lengviau valdomas negu tie kiti, nes su juo, kad paslysti, tai jau turi būti labai prastos padangos.
Nes jis yra lengvas labai. Jo, labai lengvas. Uh, Tai jo, tai pernai... Čia 2 kartus iš eilės, teisingai važiavai su tokiu. Jo, tai pernai mes pasiekėm 6 rezultatą absoliučioje įskaitoje, kai, mano tikslas buvo gal 10-ukas pirmais metais su ta mašina, bet komanda sako, ne, mums reikia būti 5, bent jau 5. Turėjom greitą komandos narį iš Olandijos Bas Schouten, tai jisai irgi atvažiuoja čia ne dėl 10-uko, jis yra vieną kartą buvęs antras šiose lenktynėse, tai norėjo geresnio rezultato. Tai kažkaip komanda taip užmotivavo, kad visas lenktynės minėm, tiesiog nebuvo, kad gal patausuojam ar kažką, važiuojam. Turėjom lietų, kuris galimai mums irgi šiek tiek padėjo. Konkurentai turėjo nemažai avarijų per lietų, tai šiek tiek jų pakrito ir gavosi 6 rezultatas. O šiemet norėjom pagerinti. Bet šiemet jūs turėjote dar vieną ir sakyčiau, gal dar greitesnį driverį, Markas Tubenas. Maksas Tubenas. Jo, tai... Kosmiškai greitas. Ten super car challenge, kaip ten vadinasi, tas čempionatas. Jisai pernai metais tapo čempionu. Jo. Tai jo, jisai yra super greitas ir jisai visą valandą atlaiko tokį tempą. Jis yra įpratęs važiuoti valandos sprintus. Tai jis tą valandą pravažiuoja kosminiu ten greičiu, visi ratai stabilus ir ypač greiti. Tai negaliu sakyti, kuris greitesnis, jeigu jam ten reiktų lygintis, bet, manau, abudu super greiti, jauni driveriai ir buvo malonu su jais važiuoti. Gerai, grįžkim prie mūsų kanalo pavadinimo. Ralis. Taip. Kada pradėjai važiuoti ralį? Kada vis dėlto tėčiui įrodėjai, kad nori ir viskas? Jo, tai tėčiui taip ir tas įrodymas nepavyko, kad, gerai, Klaudija, varyk, ką čia su tavim darysi, tai taip nebuvo. Viskas prasidėjo nuo to, kad tai varydavau Lietuvos čempionatus per simuliatorių vėl, tik vėl kita platforma ir ten, manau, susipažinau gal... Mes taip ir neatsimenam, bet galvojam, kad susipažinom su Justu Simaška per tą platformą. Ir tada kažkaip Justas pasiūlė važiuoti, susirašinėti trasų. Jis neturėjo šturmano, jis norėjo daug treniruotis, bet jo šturmanas užsiėmęs, dirba, o jis galėjo tam skirti laiko. Man buvo irgi įdomu pasižiūrėti tą dalyką iš arčiau, tai realiai viskas prasidėjo nuo susirašymo treniruočių su Justu. Tiesiog aš buvau šturmanas ir tiesiog rašinėjau į sąsiuvinį ir skaičiau jam stenogramą. Jis tais metais įvažiavo Estijos čempionatą, tai mes į tą Estiją ten per vasarą nežinau kiek kartų mes ten sulakstydavom ir ten po 4 dienas prabūdom, bet iš vienos pusės aš pamačiau ralį kaip kitą dalyką, nes aš jį prieš tai žiūrėjau kaip tiesiog tu atvažiuoji į savaitgalį varžybas ir pravažiuoji, o aš pamačiau, kad čia kaip ir krepšinį, kaip ir futbole tu turi eiti treniruotis, nes kaip tu gali ateiti į varžybas ir rodyti rezultatą, visą laiką reikia to pasiruošimo. Tai ralis prasidėjo, turbūt taip, kaip čia, aktyviai nuo Justo. Nuo ralio virtuvės. Jo, tai pamačiau tą, mane kažkaip labai užkabino ir praėjo ten metai, gal 1,5, tai Ieva, mano jau dabartinė žmona, padovanojo man kuponą Rally School pas Justą Automoto parke. Justas skambina man ten po kelių dienų, žinok, nežinau, ką mes tam Automoto parke veiksim, ten jis gal varamės nuliukais kokį ralį, mini ralį, aš tau sako pašturmanausiu. Tai čia buvo 21 metai, ne? Jo. Tai čia Samsonas ralį Juodupė, čia tas ralis jo, yra? Jo, tas ralis. Tai va pirmą kartą tada sėdėjau. Tai tą kuponą išnaudojai geriau negu tikėjais? Taip. O kieno automobilis Justa? Jo, Justa, žalia legendinė kregždė. Tai jo, mes ten pralėkėm, labai įdomu buvo. Atsimenu, finišavom ralį, žvyrinius greičio ruožus ir aš jam sakau, žinok,
kaip ir galvoju, taip ir yra tas ralis aфиgenas dalykas. Kažką tokio, tai buvo žiauriai gera ta emocija. Ir po to laiko žiauriai aš užsikabinau. Tada nusipirkau iš Vokietijos baltą kompaktą. Su tokia mintim, kad važiuosiu su juo tą mini ralį, bet tetį sakiau, dar gal pardavimui iš čia, bet aš jau vien balto norėjau. Bet jau žinojau. Jo, nes baltų nebūna, o čia baltas varžybam labai gerai įstinka. Ir tada... Tai tais pačiais metais suvažiavai porą ralių? Tais metais suvažiavau su tuo baltu kompaktu vieną etapą Ignalinui, kaip treniruotė, kadangi va šita Nordis komanda man buvo pasiūlius sudalyvauti Zarasų ralį Aukštaityje. Tai tada greitai skubiai tą kompaktą surinkom, kad vieną ralį dar pravažiuoti kaip treniruotė bent jau. Ir tada 21 metais jau važiavam A lygų į vieną etapą. Ok. Tai kad užsiminėjai apie tą ralisto projektą. Tai aš ralistas ir Klaudas Bučinskas. Tu nuo pat pirmo sezono dalyvauji? Jo, taip, nuo pat pirmo. Ir kaip sekėsi pirmam? Pirmam sezone nepatekau į finalinį etapą automoto parko trasoj. Mano vairavimo stilius netiko instruktoriai. Ok. O paskui, kaip ta dainininkė Eurovizijos atrankoje visą? Tada vienus metus praleidau. Dėl ko? Supikai? Ne, manęs, man atrodo, nepriėmėt. Kažkaip tenais 10-ukas, atrodo, negalėjo kitais metais dalyvauti. Jo, negalėjau. Okay. Ir dabar antras kartas buvo, kai dalyvavau. Tai va, aš sakau, vis antras ir antras. Patenki į finalą, bet nelaimi. Taip jau būna, gal kažkada nusišypsos tą sėkmę. Tai dabar viską žinok. Dabar nebeprimsit jau. Dabar jau nebeprimsim, per daug toli nuėjai. Peršokai tą traukinį, taip sakant. Gerai, 22 metai ir tu jau raliuoji. Jo. Teisingai. Mini ralių čempionatas. Su tuo pačiu baltu kompaktu. Taip. Ok. Ir kaip tu sekėsi? Sekėsi taip įdomiai. Kaip ir neblogai, buvo gera konkurencija. Po pirmą etapą, atsimenu, visai neblogai mums ten pasisekė. Ir, kaip iš pirmų varžybų gaunasi rezultatas, tada tu toksai jauties turbūt, kad antruose dar turi būti geresnis rezultatas. Bet nebuvo. Jo, tai antruose varžybose mes turėjom su Marku ypač gerą kovą. Čia Juodupės ralis. Jo. Ralis. Tai mes ten su Marku, Markas Buteikis, tai važiavom irgi mini ralį kartu vėl toj pačioj klasiai. Ir iki servizo mes turėjom ten vėl gal sekundės skirtumą. Tai po servizo tame pačiame greičio ruože abudu nefinišavom. Aš turėjau stogą, o Markas 2 prakirstas padangas. Ir nuo to laiko tavo kava užsimizgė tarp jūsų, ne? Jo. Tai čia va grinai nuo mini ralio mes tą visą sezoną kartu važiavom ir jo, tai nuo čia ir užsimizgė. O pradėjai važiuoti pirmus ralius, gerai, turėjai tikrai labai geras pamokas dėl scenogramos sudarimo su Justu, teisingai? Taip. Ir daugiau nebesitobulinai? Taip, mano scenograma yra tokia pati kaip Justo. Justas dabar yra įvedęs šiek tiek papildomų tokių kaip simbolių, kurių manau, kad man dar nereikia, bet tiksliau, aš nematau didelio skirtumo, kad man tai padėtų, tai nenoriu labai apkrautos scenogramos. Bet karts nuo karto aš jau pastebiu, kad man galbūt jau reiktų šitų irgi simbolių, tai šiaip pagrindai tai tie patys yra nuo pat pradžio, kaip pradėjau su Justu treniruotis, tai tas ir išlikė. Gerai, o šturmanai Ignas Benotas? Jo. Draugelis tavo? Jo, mano draugas. Tai čia gal į mini ralį irgi buvo toksai važiavimas, irgi jis daug prisidėjo prie to, kadangi jau prieš tai metus jisai sako, gal varom tą mini ralį. Gerai, varom. Praeitę metai niekur mes nevarom. Ir tie kiti metai
jau yra tas kompaktas, tai jis tada irgi atsimenu, pastumėjo tą dalyką, gal kad darom tą mašiną, varom ir jo, rodė norą, tai mes kartu ir važiavom visą čempionatą Miniralio. 2 Miniralio čempionatus. Jo, tai jūs 22 buvote 3 savo klasėje, ne? Miniralio čempionate, turint omeny ir tą stogą nelemtą. O praeitais metais, 23, kelint jūs finišavot? Tai klasę laimėjom, o absoliučioji įskaitoje likom antri. Ignas liko pirmas, ten taip gavos vairuotojų ir šturmanų, ten va... Kažkur šturmanai susikeitė, ne? Ir pagal taškus gavos pirmas. Kaip ryžai įsivažiuoti į Larčą? Kodėl? Kada? Kaip laimėjai Miniralį, pagalvojai, kad reikia jau važiuoti? Jo, tai aš gal būčiau ryžęsis ir anksčiau važiuoti į tą Larčą, kadangi kur yra didesnė konkurencija, ten matau lengvesnį gal tą tobulėjimą, tiesiog greitesnį. Bet taip pat nebuvo tų galimybių turbūt ten išvažiuoti, ir pravažiavau tą Miniralį, ten skiri taip pat nemažai laiko, pravažiuoji mažai kilometrų ir jau gal biški norėtųsi daugiau pavažiuoti ir tada galvoju, gerai, reikia tą Miniralį patraukti šoną, važiuoti arba sprintą, arba A lygą. Ir tada galvoju, tam sprinte, kokioj klasėje reiktų važiuoti. Ta SGC 3 klasė tokia, man atrodo, ten nėra ypač populiari. 2VD klasė ten gali važiuoti įvairūs automobiliai. Labai šlikštus vanduo negali. Jeigu turit kas nors paremti kažkokiais skaniais gėrimais, tai būkit geri, nes šitas tai bjaurybė. Kentėjau, bet nebegaliu. Trūko kantrybė, atsiprašau. Tai nebeatsimenu, kur pabaigiau dabar. SGC 3. Jo, tai va, o kita sprinto klasė 2VD, kur ten jau gali važiuoti su galingais automobiliais, semkiam ir nėra pribojimų. Ir tada galvoju, mano tikslas buvo vis tiek BMW Cupas. Ir tada galvoju, vėl nesuprasi savo greičio, lygindamasi su MK, tai kažkaip, sakau, važiuosiu... Ryžaisi Larčai. Jo, reikia važiuoti Larčą. Bet tada nusipirkau automobilį ir nebuvo mano toksai gal griežtas sprendimas, kad važiuosiu į tą Larčą. Sakiau, važiuosiu gal pavienius etapus, gal visą sezoną, o gal, nebuvo grinai plano, tiesiog nusipirkau automobilį ir sakiau, žiūrėsiu pagal galimybės, kaip seksis. O kodėl šturmanas pasikeitė, Povilas atsirado šalia? Jo, tai va čia būtent dėl to ir pasikeitė, kad tas Larčas, tai jisai reikalauja gerokai daugiau laiko. Tu išvažiuoji į varžybas į ketvirtadienį, trečiadienį, tai ne visada gali tiek laiko skirti tom lenktynėm ir taip pat noris ir tų treniruočių darytis vidury savaitės ir tos treniruotės kartais ne tik po darbų gaunasi, o ir vidury dienos, tiesiog dėl laiko stokos. Taip gavosi susiklostė, kad teko pakeisti šturmaną. Ir Lazdijų ralis. Šių metų. Pirmas etapas. Susiklostė kosmiškai, laimėjai klasę. Laimėjai klasę nelaimėdamas. Jo, tai čia toksai... Tai čia, taškų gavom už pirmą vietą, bet ar ten... Aš visą laiką žiūriu tą dalyką, kad į tempą, ne tai, kad kelintas ten esi, bet jeigu tu pravažiuoji greičio ruožą ir tu esi patenkintas savo tempu, ir tai tada viskas gerai. Tai šitam rally nebuvau patenkintas savo tempu, bet žinant, kad pirmas etapas, tai norėjau tiesiog gal... reikėjo ir su šturmanu susidirbti ir neturėjom tiesiog šito gero tempo. O kad pasisekė, tai taip pasisekė, negaliu sakyti, kad nepasisekė. Per kitų ašaras? Jo, tai buvo gaila, Marga, kai mes prieš tai dar, man atrodo, vienas gal greičio ruožas buvo ir sėdėm ant pievutės, kalbam, viskas, susitinkam po finišo. Markas priekį vieną mašiną startavo, sako, tai aš tavęs finišę palauksiu. Atvažiuoju, stovi, Markas laukia, po to žiūri, lakstais aplink mašiną, lenda ten po apačią, tada jau supratau, kad kažkas ten ne taip, kaip turi būti. Ta jūsų kova, jinai žiauriai žavi. Kiekvienam realiai greičio ruože. Tu, Markas ir Emilis. Jo. Ir jūs draugai, ne? Taip, mes turim gerus santykius, sutarėm visi, tai...
Kartu gyvenat? Čia tas kartu gyvenam, tai čia buvo vieną kartą, tik tai taip, kad Lazdijose kartu gyvenam, bet susitinkam vakarais, nu, tai viskas gud. Stenogramom lyginatės? Ta prasme, taip sąsiuviniais nesusidedam, bet apie kokį pavojingesnį posūkį ar įdomesnį, tai padiskutuojam visą laiką. Nu ir kaip? Turim labai panašią stenogramą, tik tiek, kad pas mane ir Marką yra panaši, skaičiai į tą pačią pusę, pasimyli, viskas ten atvirkščiai ir dar angliškai, bet vis tiek privedam atvertę, kad, nu, žodžiu, viskas panašu. Tai pasipasakojat, kažkurį tai posūkį ten lėksit pilnais ar nepilnais? Jo, tai čia pirmame etape tai ypač buvo ten tokių vietų. Nu, nėra taip, kad sakai, jau matai tikrai, kad jau niekaip pilnais nevažiuosi, bet sakai vis tiek atvarysiu. Nu, Emilis taip sakė. Ten tarp medžių buvo toks posūkis, nu, kur mums juokas su Marku eina, bet Emilis sakė, aš čia užsirašiau left 7 ar right 7, tai kur pasipilnais reiškia. Ir pravažiavo pilnais, žiūrėjom? Ne, nepravažiavo. Negalim pravažiuoti. Okay. O ką tu galvoji apie šį sezoną? Liko dar 2 etapai. Nu, Emilis 2 kartus nebaigė. Jis jau kaip iškrenta iš žaidimo realiai, ne? Nu, galbūt, nežinau, tai čia dar 2 etapai. Iš kitos pusės, jisai gal iškrenta iš žaidimo dėl 1 vietos, jo. Bet atim taškų tai iš abiejų gali. Jo. Tai, nu kaip nusiteikęs, nu tai Markas turbūt nusiteikęs nenusileisti, o aš nepasiduoti. Tai va taip ir nusiteikęs, jisai bėgs, aš vysiu. O su Emiliu nebandai kalbėti dėl komandinės taktikos? Ne, nebandau. Ar kiek šansų duodi, kad jeigu tu paskambintum Emiliui ir sakytum komandinę taktiką darom, ar Markas paskambintų ir sakytų davai komandinę taktiką, į kurį jis pasirašytų? Nu, aš kažkaip galvočiau gal, kad Marką, nes jie ten kartu prižiūri tas mašinas, tai čia būtų rizikinga tokį pasiūlyti. Gerai. Visą šitą sezoną tave kankina bėdos techninės kažkokios BMW. Tai tas degimas dingsta. Nu, ja, ten tokių būdo. Išsigydei? Tikiuosi. Praeitą ralį irgi taip galvojau. Tai jo, bet realios priežasties neradai? Su to užgesimu 2 ralius nepasikartoja. Bet nežinai dėl ko? Jis tiesiog nesikartoja? Pakeitėm masės rėlę, kuri galimai čia buvo problema. Bet praeitam ralį atsirado kitas gedimas, užsikirto rankinis iš niekur nieko. Tai pirmą dieną važiavau su užsikirtusiu rankiniu, antrą dieną jau visai be rankinio, tada atjungiam, kad nebūtų. Bet tau truputį... Tai lenda tokie gedimai, kur, nu, niekam nelenda ir nežinau. Bet ir toks įspūdis, kad kilovatų trūksta tavo BMW. Nu, nežinau, kol aš neprasukau ant stendo tos mašinos, tai man atrodė, kad jų netrūksta. Kai prasukau ir dar daviau keliams žmonėm pavažiuoti, kurie tikrai yra važiavę su tokiais automobiliais ir sako, kad prastai važiuoja, tai nežinau, čia būtų įdomu sustatyti kelias mašinas ant to pačio stendo ir tiesiog pamatuoti, nes jų atsibodo ieškočiau tų galų, tų kilovatų, gal čia pas visus tiesiog tiek pat ir viskas. Mes su tavim kalbam likus 2 dienom iki Elektrėnų. Taip. Kaip tu Elektrėnų ralis? Atsimeni greičio ruožus, žinai greičio ruožus, esi važiavęs? Aš Elektrėnų ralyje nesu vairavęs, esu tik tais šturmanavęs vietai Slaboševičiūtei. Tai vienas greičio ruožas bus, kurį mes esam važiavę. Tai ar aš jį, nu, aš žinau, aš jį pažiūrėjęs ant bordo, aš atskyriau, kad čia tas, bet ar aš ten jį atsimenu, tai ne, man pastebėjau, kad nepadeda tas atsiminimas. Tiesiog jeigu aš ir žinau tą posūkį, bet jeigu jis užrašytas lėčiau, tai aš nepravažiuosiu jo greičiau. Aš turiu keisti stenogramoje, greitinti stenogramą, tada aš galiu pravažiuoti greičiau. Ta prasme, tu vis tiek važiuoji pagal stenogramą, nes nepaisant to, kiek tu žinai greičio ruožą? Nu, tiesiog man nepadeda. Jeigu užrašyta stenogramui, taip aš negaliu pravažiuoti greičiau. Galiu pravažiuoti lėčiau, bet ne greičiau. Ok. Kur tu save matai kitą metą? Ko tu norėtum kitais metais? Labai norėčiau Rally 4. Tai tas 15 gabalų galėtų tau padėti? Jeigu laimėtum BMW kampą, aš turiu manį. Jo, tai čia būtų tas 15 gabalų
skirtas vienam grinai etapui Europos čempionate. Tai automobilio įsigyti nepadėtų, bet tiesiog būtų parama suvažiuoti tą Europos čempionatą. Bet aš labai norėčiau, tiesiog, nežinau, priimti sprendimą, ar ten nusipirkti jį, ar nuomotis kiekvienas varžybas, bet važiuoti su Rally 4. Nežinau, kol kas manęs netraukia kiti tie automobiliai, 4 ratais varomi. Manau, realiausias šiai dienai man būtų variantas Rally 4 automobilis, kuris ir tai kol kas man nėra labai realus, bet artimiausias realybės gal taip. Kiek skiriasi biudžetas? Kartais? Jo, tai čia manau, kad labai sunku apskaičiuoti, bet tiek, kiek dabar sudedu į tą automobilį po ralį arba skaičiuojant bendrą tą sezoną, tai aš manau, kad aptarnavimo kaštai nesiskiria ir tik skiriasi nupirkti automobilį. Tai nupirkimo kainas... Viena ta investicija, ne? Jo, kadangi naujasis kainuoja apie 70, gal 80. Lyginant 9, tai 9 gal apie 50. Tai kažkur 2 kartus skiriasi automobilio kaina. Tai va čia yra tas, manau, didžiausias skirtumas, bet tu turėtum tokį užtikrintesnį gal dalyką, kaip, man tokie dalykai nepatinka kaip tam BMW... Gliukai? Gal ne tai, kad čia tai gal toks išsprendžiamas dalykas, ar nežinau, nesėkmės, bet pusašis. Dabar tu važiuoji į varžybas ir nežinai, įdėjau tos naujus pusašius iškrastus, bet ar aš galiu pravažiuoti su jais 300 km ar 1000, aš nežinau, o ten yra tas dalykas, kad tau yra knygutė užrašyta 1000 km su šituo pusašiu, tai pravažiavai 1000 ir keiti, o čia vis, gaunasi, kad... Ta prasme, kad tas BMW vis tiek yra garažinis daiktas, ne? Ir tu važiuoji iki gedimo, tu nekeiti užbėgdamas už akių. Bent jau iš nuojautos tik tai, ne? Jo, tu gal kaip ir keiti, tu turi vis tiek gal kažką susidaręs, keiti gal tuos dalykus pagal savo tą, nežinau, nuomonę, kada juos reikia keisti, bet tas dalykas, kad ir nusipirkau pusašius iškrastos, bet pačios štangos, tai jos yra nenaujos, jos tiesiog, kaip sako, yra nusmėliuotos ir nudažytos, o Žemaitijos rally man nusisuko štangą. Tai įsidėjau naują, bet ar jis ten tikrai naujas, ar jis ten nusmėliuotas ir nudažytas, tai neaišku. Ok, o kur tu save matai po 5, po 10 metų? Pasvajoji? Ką norėtum daryti? Šiaip retai stengiuosi gal nesvajoti taip į priekį, nes tas ralis reikalauja labai daug laiko ir pinigų, o norėčiau, nežinau, kad tas ralis, jisai darbų nebus. Jisai bus vis tiek hobis, o aš jau dabar kartais gaunasi taip, kad darbą iškeičiu į ralį. Pavyzdžiui, Liepos mėnuo buvo, kur turėjau 3 varžybas, tai tiesiog neliko laiko raliui, kadangi varžybos nuo trečiadienio, ar ten kaip Palanga nuo pirmadienio iki sekmadienio, tai tiesiog gaunasi, kad tu iškeiti savo malonumą. Tai kas bus po 10 metų, kur aš norėčiau būti, nežinau, norėčiau turėti gal pastovius finansus, kad galėčiau skirti laisvą ranką tam raliui kažkaip, kad jis nebūtų kažkoks didžiulis iššūkis ir kad tik būtų viskas daroma dėl ralio. Tai mane jis labai žavi, labai noriu, stengiuosi, bet manau, reikia viską tą daryti su protu. Nenori būti pro? Ar galvoji, kad tai yra neįmanoma? Tai norėti, tai nori, bet manau, kad tai yra labai sudėtinga ir nežinau, kaip čia būtų įmanoma be didelių tų finansų tapti tuo, be didelio užnugario, važiuoti tam pačiam aukščiausiame lygiai su greičiausia technika. Pažiūrėkim 9 nuotrauką. Šiemet atsirado daugiau reikalų, ne? Jo, tai čia taip pat tą Liepos mėnesį tą lenktynių visą tarptų varžybų prieš visas tas varžybas. Atsirado Bučinskienė. Jo, atsirado Bučinskė. Tai, jo, tai čia dar buvo žiauriai daug laiko. Panas, nerašykit jam, užimtas. Rašo? Ne, nerašo. Ok.
Supratau, nerašo. Jo. 10 nuotrauką dar pažiūrim. Vairavai? Jo, tai čia mano šturmano. Yra, nu, ne kasdieninis, bet jis toksai turi tą automobilį, tai... Tai davė pavairuoti vestuvių progą? Jo, jis man sakydavo, vis pasimtų po miestą pasivažinėk. Nu, ir aš galvoju, kur ten, tam Vilniui, ten po tą miestą pasivažinėti, tai, nu, sakau, vestuvėm tada pasimsiu. Įdomiausias daiktas, kokį esi važiavęs? Kaip? Įdomiausias daiktas, kokį esi važiavęs? Nu jo. Tikrai sužavėjo šitas automobilis. Labai o ką tu dar mėgsti be ralio? Oi, čia jau kažkada manęs kažko šito klausė. Patinka slidinėti. O kokius gyvūnus mėgsti? Mėgsti kokius? Turiu mažą špicą. Tai va, mėgstu. O kaip tu žiūri meškiukus? Meškiukus? 7 nuotrauką pažiūrėjau. Va. Kas čia? Mėgstu meškiuką. Čia dar turbūt iš tų slalomo laikų gal. Jo. Nežinau, kas čia gal buvo, tas Snapchatas tuo metu. Ir būdavo galima užsidėti nuotraukėlės, tai padarniuodavom. Ok. Slidinėjimas. Kiek paslidinėjai? Slidinėjai šiemet? Šiemet ne. Ai, gal ir buvo. Nebepamenu. Nu, į metus žodžiu išvažiuojam kartą. Tai kažkur, bet ten, va, taip mėgstu slidinėti, kad nesu buvęs Italijoje slidinėti. Tai man norėčiau šiemet išvažiuoti. Aš nemėgstu slidinėti, bet Italijoje buvęs. Nu, tai sakau. Tai šiemet gal bent jau išvažiuosim į Italiją paslidinėti. Su Davidu Jocim. O, ok. Nice. Tai, nežinau, neturiu tokios ugnelės kažkam, kad kažką jau labai mėgti taip kaip ralį. Nėra, kad ten kažkas labai nepatiktų, bet... O kaip tavo naujoji Bučinskė žiūri į ralį? Jinai vis tiek, kada jūs susipažinot? Mes susipažinom prieš 7 metus, kai man buvo 17. Ai, nu tai tada jinai jau taikėsi su tuo. Jo, bet jin susipažino su manim, kai buvo dar tik slalomai tie. Kur ten būdavo, pravažiuoji slalomą, numeti mašiną ir kitą už 2 savaičių vėl pasiemi. Čia dabar kitai, bet aš kaip sakau, jin irgi yra įsivėlusi tai, kad aš važiuoju tą ralį, nes jin padovanoja tą kuponą. Tai jin gal dabar ir gailėsi. Ir... Jo, nes... Koks jis vardas? Ieva. Ieva, tavo kuponas, žinau. Pridarė. Pridarė pirmas ralis ir viso gero. Jo, tai šeimos biudžetui ate. Aš manau, kad jai patinka tas ralis. Nu, jai patinka. Bet jai dar labiau patiktų, jeigu nevažiuočiau iš jo turbūt. Nes galėtume dažniau į kalnus važiuoti. Jo. Tai būna čia, pavyzdžiui, jin visą laiką kažkaip, pavyzdžiui, Palangos lenktynių visą laiką laukia, bet žino, kad prieš Palangą 2 savaitės tiesiog aš būsiu ten savam pasaulėlį kažkur. O čia buvo ralis, Palanga ir ralis. Tai čia jau mėnesis prieš tai buvau aš ten su kitom mintim. Ir dar vestuvės prieš tai, jo. Tai, nu, buvo tenais, kaip mano tėtė sakė Ievai, nu, Ieva sako, jeigu jūs per Liepą neišsiskirsit, tai visą gyvenimą bus. Tai ne, jie per Liepą neišsiskyrė, jie per Liepą apsivedė. Ne, mes birželio 29 susitokėm. 2 dienos iki Liepos. Okay. Tai mėnesį turėjom varžybų tada. Bet nepradeda ten sakyti, ai ne, kam tu tas R4, važiuok su BMW Cupu, pigiau čia viską. Ne, tai mes tą BMW biudžetą kartu skaičiavom, atsimenu, prieš pirkimą. Ir tai viską žino, tai žino, kad ir tą Rally 4 gausis tas pats biudžetas, tai ne, šiaip nesikiša į tos dalykus, kur ten kiek kas kainuoja ir panašiai, o tą biudžetą tai stengiuosi pats kažkaip taip sudėlioti, kad nu, tiesiog protingai viskas gautųsi. O į ralius važinėja teisingai? Jo, ne visada, bet nu, kai yra galimybės, tai atvažiuoja, kai yra su kuo atvažiuoti. O tau, kai jinai būna ralyje, geriau ar blogiau? Ar geriau, kad nebūtų ir neknistų smegenų? Ne, knistų smegenų tai neknistų, būna tik per servizą atvažiuoja ir tiek, o nežinau, man tai visai faina šiaip kaip atvažiuoja ir netrukdo, tik man dabar kaip buvo atvažiavo Žemaitijos ralį, atvažiavo 1 dieną, nu ir sako, mes atvažiuosim į 4 greičio ruožą, o man 3 greičio ruožė pusę šis nusisuka, tai nedavažiavau iki jų.
O, nu jo, viskas good, patinka, kai važiuoja. Noriu, kad ir jai patiktų taip pat kaip man, bet matau, kad taip nebus. Jai kaip ir patinka patys renginiai. Ji pati dalyvauja tuose moterų iššūkiuose, moterų ralyje. Bet, kaip sako, viskas gerai su to raliu, tu varyk, bet pažiūrėk, kiek tu laiko skiri iki to ralio. Tai... Ralis toks daiktas, tu turi skirti nuolatos. Jo, bet aš gal norėčiau tą dalyką taip kitaip pažiūrėjus į ralį, kad gal mažiau norėčiau pats skirti dėmesio automobilio priežiūrai, bet čia vėl reikia finansų, kad kažkam galėtum atiduoti, kad paruošti tą automobilio, tuo metu galėtum tu skirti laiką treniruotėms. Tai manau, kad žinau, kaip turėtų būti gerai, bet ne visada taip viskas gaunasi taip, kaip nori. Tai šitą dalyką norėčiau kitą sezoną pakeisti. Daug laiko praleidi garaže? Kad ir... Ne, pats aš tame garaže daug nepraleidžiu laiką, bet kažkaip taip gaunas, kad daug diskutuoja apie tuos garažinius dalykus, tas detalės prikėlioji ir dar kai čia tų visokių tokių gedimų neaiškių užkliuvę, tai viską keiti, ten visur lendi, tai kažkaip gaunasi, kad užima jo, tą automobilį paruošti varžyboms. Palinkėk ką nors savo konkurentam. Tai linkiu tiesiog minti, turėti gerą laiką, gerą tempą ir turėsim gerą konkurenciją, laikykitės. Ačiū, kad žiūrėjot. Čia buvo Klaudas Bučinskas, jūsų dėmesiui. Ir nepamirškit prenumeruoti mūsų kanalo, spauskit patinka ir komentuokit. Susitiksim kažkada. Iki. Ačiū ir iki.